Labas rytas visiems. Mes jau pasiruošę, pasiėmėm kavos. Dar šiek tiek persitvarkom džipą ant ralo. Ir važiuojame į Bekelės varžybas. Čia džipas, mano komanda. Kur mano šturmanę pakalbinam šturmanę. Kaip šturmanė jaučiasi? Puikiai, tiesiog nuostabus rytas. Va. Taip, išgeriam kavos, pabaigiam užsikelti džipą ir važiuojam. Užpilk 10 litrų man pastramuką, gerai? Dėl 10 litrų. O gerai, Išėjai tabaką čia. Mes jau vietoje atvažiavę, fronte pastatytą, užsiregistravome. Dabar einam, žiūrinėjom trasas. Va, visa komanda kartu, šturmanė šalia. Arbatą geriam. Einam pažiūrėti, nes sakė, bus kažkoks status kalnas, tai čia jau rimtesnės užduotis prasidės. Vieną apžiūrėjom tai laikui, o kita tokia, bus ką veikti. Fronte ilga, tai reikės pasisukinėti neapsivertus kažkaip. Atėjome prie kalno, reikės iš šitą kilti. Kaip su Mantu jautiesi? Puikiai pasiruošus. Pasiruošusios važiuoti. Matėm, kad turėsim ir konkurentę. Šiaip labai daug džipų atvažiavo, tai važiuojam. Renkasi po truputį džipai. Nuotaikos neblogos, biški baisoka, nes visi su dideliais ratais. Krantytė ten stovi, mes turim 4 numerį, trasas apžiūrėjom. Tikrai yra ką veikti, važiuoja ir kotletai atvažiavę, tai žiūrėsim, kaip čia seksis, tikimės viskas bus gerai. Va, pažiūrėk, ateik instruktažą, pravesiu. Ateini, žiūrėk, paspaudė mygtuką. Ai, pirštai. Tai viskas šitai. Kur stropas? Šitą įmetam čia. Su Opeliu 3 metus važinėjau, žinau visus šitus Ne, vairus. nėra stropas. Čia merginos laukiat. Laukiam starto pirmo, atvažiavam prie pirmos užduoties. Sėdim pasiruošusios su šalmais, viskas. Kaip nusiteikę? Neblogai, biški baisoka, labai daug džipų, didelių ratų. Tai tikimės, nors pravažiuot. Bet vienos merginų ekipažas, tai... Tai va. Dar yra viena mergina važiuojanti, bet ekipažas tik vienas. Einam pakalbėsim kažką. Ekipažą. Kas čia vyksta? Ko čia taip garsiai muzika groja? Va toks nusiteikimas. Ruošiame startui. Prie pirmos užduoties stovim, važiuosime. Nenuobodžiaujate, ne? Ne, nenuobodžiaujam. Linksminamės. Mes čia atvažiavam pasilinksminti. Šaunu, taip ir toliau. Ir Rasa, nepasimesk, išlip.
Prie dronerio įmeni. Toliau. Turi dirbti, nes tik tokas turi matyti. Vyrai, per daug dėmesio. Dalį. Džentlmenų reikia būti. Dovilės palengvo. Ne, noriu čia užlipti. Čia dar sudėtų. Dovilė, šitą tik tokui. Dar daugiau į tą pusę vairą su. Tą pusę su. Rantus tegu perstuka. Ten. O. Minus 2 taškai šitam organizatoriui. Bet čia kaip ir šaknys, šaknys čia. Gerai. You ready? Ready? Ready! Ready. Neužtildom. Prisidaryk langą, kai jie pradės važiuoti, nes nutaškys. O tai Nes duos gazą. O aš paskui, jie pravažiuos, tada aš tik važiuosiu. Jo, bet starto duos, tai nutaškys, nes taip atsistoji. Vyrai, neaptaškykit manęs. Bus po vieną važiuojam. Bet čia ant greičio, žinai, čia laikai. Čia jau verda, jau čia. Aš jau nepalėti turėtų važiuosi. O tai palėtim, to aš irgi išjungiu. Ne, išjungi, tu palėtintą važiuoji antrą, trečią. Nejung. Ruošiasi Dovilė, nu, davai, gazu. Vary, šaunuolė. Moteriškas ekipažas. Vyram rodo, kaip reikia važiuoti.
Kairės, 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 kairės. Atsimė, geriau brauklinė negu medį. Pasitaisyk. O tu neturi kur skubėti. Pažiūrėkite. Va, aha, liuks. Medžio negamina. Vaziuką? Ar ne? Viskas čia puikiai. Easy, va, tiesiog kaip per ledą. Kaip pro. Nu, kaip jaučiatės po trečios Tiesiog rungtelės? nuostabu, be gervių. Liuks, be nieko, visur gražiai pravažiavom. Tobulai, Liuks, tobulai. Šitos labiausiai bijojom, iš tikrųjų, labiausiai. O sekėsi patsaka. Nu, šaunuolės. Nu, kaip merginos. Pravažiavom trečią užduotį. Labiausiai jos bijojome, bet sekėsi, aš manau, visai neblogai. Uoga, tiesiog uoga, be gervių, be Be nieko. nieko pravažiavom. Labai linksma. Ir Šaunuolės. baisu. Sveikinimai. Iš šono labai gerai atrodė. Ne? Jo, labai pro lyga. Pažiūrėkit, kaip rankos dreba. Bėgi ir aš bėgu. Atsargiai, hidrogelis. Op, važiuoja. Liuks, labai gerai. Liuks. Biškai, kabinsim, nieko. Stabdyk. Op, liuks. Super. Nu, ką, čempionės? Nu nieko, neblogai, reikėjo atbulinį įsijungti, bet greit sureagavau su tuo atbuliniu, šoviau atbulinį. Kodėl antro nevažiavai? Žaibuką. Vilė, Todėl, kad jau ten. o kodėl atbulinį jungi? Todėl, kad praslydau. Aš sakiau, važiuok pagal juostą. Praslydau ir viskas, ir taisiau padėtį. Tai pataikiau iš karto, bent jau Bet pataikiau. viskas labai gerai. Gerai, normaliai. Žiūrovai gavo purvą, kaip priklauso. Pravažiavom paskutinę užduotį greičio. Sekėsi neblogai, manau. Vieną kartą teko atbulom, bet labai greitai sureagavom į situaciją. Šiaip buvo labai smagu, geros varžybos, vaibas, Oras vieta, geras. oras geras. Nu, esam labai patenkintos ir savim, ir renginiu viskuo. Žiūrim toliau, kaip važiuojam.